Būdamas 7 metų pradėjau kultūrinę veiklą, pradėjau dalyvauti kultūrinėje veikloje Punske, šokau Sambūrėje Jotvą, vaidinau Klojimo teatre, taip pat dabar šokau Vyčiuose, kuriuos ir sveikinu. Esu vedęs, auginame dukrą Gabiją. 45 metais kooperatyvą kūrė 12 asmenų. Iki šiol šių narių skaičius padidėjo iki 108. 2008 metais įmonėje dirbo 41 darbuotojas. Deja, nesame sala, bet mūsų kraštą ir mūsų įmonę pasiekė krizė. Ypatingai sumažėjo paklausa žemės ūkio prekėms, statybinėms medžiagoms. Labiausiai atjautėme sumažėjusią apyvartą Trakiškių bazėje, net iki 50%. Visų pirma, norime ieškoti naujų verslo partnerių. Šiuo metu stiprus litas skatina Lietuvos verslininkus importuoti iš Lenkijos prekes ir tuo mes norime pasinaudoti. O visų pirma, tai esame Šengeno erdvėje, atsidarė nauji keliai. Yra planų, yra minčių, yra energijos, kurią norėtų išnaudoti šio kooperatyvo labui. Nors dėja, atėję yra labai sunkus laikai, bet aš tikrai atėjau čia ne likviduoti šios įmonės, bet ją vystyti.